Filmuojam? Taip, ir štai mes matome. Štai nuostabusis Skaisgirio parkas. Jis labai gražus žali medžiai. Ir šiame nuostabiame parke gyvena vienas itin keistas žmogus. Parko dievas. Eime jo ieškoti. Mes kažką jau ten matom. Eime arčiau. Tai matote, nuostabi gamta visur. Girdime paukščių čiulbėjimą. Artimės su parko dievu. Atrodo, jis ieško maisto. Eikime biškį greičiau. Labai diena, parko dieve. Mes norime jūsų paklausti. Iš parko dievo nepavyko paimti interviu. Eime jo ieškoti toliau. O ką jis čia darė? A, nežinau, ką jis čia darė, mums jis maistą ieškoja. Štai mes jau antrą dieną tykome parko dievo. Bet nieko nesurandame. Štai jis, štai. Ką jis daro? Prausiasi kiekvieną rytą. Labai įdomus padaras. Jau netrikdo niekas. Nusiprausė. O ką jis valgo? Einam paklausti, einam, gal neįsigas. Parko dieve, ateik čia. Ką čia darai? Kaip ką? Ką čia darai? Kaip ką? Taigi, po pirmųjų mūsų reportažo apie parko dievą susirado daug gerbėjų. Štai du jo gerbėjai. Pone, mes turėtume jūsų paklausti apie parko dievą. Ką jūs apie jį matote? Girdėjote? Man tai tas pats, man tai nerūpi. O jūs, ponė, ką jūs manote apie parko dievą? Aš įdėjau, žinote, kuris dabar aš noriu ant krūtinės, kad pasirašytų jis man. Iš viso, ką jis čia dar čia? Taigi, apsišneki, ką tu čia nusišneki? Taigi, filmuok mane, Justai, mane, filmuok, Justai, mane. Baba, o jūs peškite. Taigi, štai padarėme apklausą apie... Taigi, padarėme parko dievą ir jo gerbėjus apklausėme. Taigi, štai pradedama mokyklos žinia. Pirmiausia, norime jums aprodyti visą aplinką ir, aišku, norime paskelbti vieną svarbiausių žinių. Ši mokykla paskelbta jau savaitę mažiausiai geriančia bei rūkančia mokykla. Čia netgi nerasite nei geriančių, nei rūkančių mokinių. Čia yra štai gražus vandens bokas, kuriame yra geriamo vandens, kurį geria mokyklos vaikai, kai labai yra ištroškę. Taigi, mokykloje dabar irgi tikrai nerasite nei vieno girto ar apsirūkusio vaiko. Štai dabar vieno mūsų žiūrovo prašymų pranešime vandenio horoskopą. Jums gyvenimas tekės labai nuostabia laiminga vaga. Seksis, šeimyniniai reikalai bus labai geri, gyvenimas jums nepagailės įvairių staigmenų ir daug drėgnų dalykų, tarkim, maudymuose baseine arba įvairių kelionių prie krioklių. Dar jūsų horoskope yra rašoma,
kad jūs šį mėnesį gausite labai daug pinigų. Po to važiuosite į ilgas keliones iš tų pinigų, gal laimėsite loteriją tos pinigus, nežinome. Taigi, ir baigiame mūsų horoskopą apie vandenį. As time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, Taigi, toliau tęsime reportažą apie mokyklos dorovę. Einame į štai nuostabius mokyklos tualetus. Gražios šarvuotos durys. Einame į tualetų vidų. Štai 3 sniego baltumo tupos. O ten yra 2 gražios kriauklės. Einame išbandyti nusitikimą. Štai. Bėga vandenilis. Šaltas. Pasukime. Bėga šiltas. Matas, kaip gerai veikia kriauklės. Et neužsikišusi. Puikiai dirbanti. Galėtų ir po kitose mokyklose būti tokios gražios kriauklės. Štai yra dar 2 uždari tualetai. Yra šviesos jungiklis. Jį galime įjungti, jį galime išjungti. Štai, mes atėjome į antrąjį mokyklos tautą. Nuostabūs piešiniai, jie gražūs stutėlės. Štai šarvuoto merginos durys. Eina, parodėme jums dar vieną stutėlę. Štai net liečiai mokyklos stutėlės. Jos labai geros, nuostabios, tiesiog. Labai gražios, matos. Tai labai nuostabu. Štai mes jums aprodysime nuostabų mokyklos vaizdą. O dabar orai. Šiandien šilta, saulėta. Nelyja, nors lyja, bet... Sprečia gero nebus, nes vanduo šiltas, 20 laipsnių. Europoje yra šilti orai. Kadangi šiandien žiema, bet... 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra žiema. Kas ten eina? Štai, po pirmo mūsų reportažo. Ei, aš dar nefilmavau. Kur įlipai? Lipau. Parubata. Pasisekė. Vedėjai. Cigariuks, cigariuks. Pakartot kadrą. Aš šlapa. Šlapa, kad šilau. Parko dėl! Ateik, ateik! Visa komanda. Aš lapė. Visa šlaps nuo lapo. Įsmakė, matai, norėjai. Gerai,